Sveiki, dar vienas ankstyvas rytas, dar vienas savaitgalis ir šiandien aš bandysiu važiuoti pirmą kartą su kelio knyga. Kas yra kelio knyga, paklausit? Kelio knyga tai toks dalykas, kur ant ralio motociklų, jeigu matėte, priekyje montuojasi popieriukas su nurodymais, kaip ir kur važiuoti. Tai niekad nesu to daręs. Aišku, šį kartą mes knygą turėsim ne popierinio, virtualią ir seksim ją savo telefono ekrane. Tai kaip visą tai atrodys, jūs turėsite galimybę pamatyti šiame video. Kadangi registravausi vakar vėlai vakare, tai startuosiu ten kažkur visiškai gale. Su manim važiuoja mano draugas Tomas. Aišku, važiuosim visi po vieną. Tame ir įdomumas, kad sekt pačiam navigaciją ir nepasiklyst. Tai bus labai įdomu. Dar vienas svarbus dalykas, maršrutas trunka 95 km. Dvitakčiui toks atstumas nėra labai mažas. Tai nežinau, ar užteks kuro. Gerai, kad tie 76 km yra degalinė ir tikiuosi galėsiu užsukti ir užsipilti, jeigu nepasiklysiu ir neprasuksiu daugiau kilometrų iki to laiko. Tai va, važiuosim. Nu ką, man liko 15 sekundžių iki starto. Tomai, sėkmės, nepasiklysk ir pasimatom finiše. Iki. Wow, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų labai sudėtinga sekti šitos mažus skaičiukus. Tas telefonas vibruoja, šokinėja, sunku matyti. Sekantis yra 100 kilometras 2,8. Turėsiu važiuoti tiesiai, tai svarbu tik tai pasižiūrėti. Už 100 metrų turi būti kažkur važiavimas tiesiai per kalniuką gal? Jo, turbūt čia, gerai. Panašu, kad gerai, sekantis 197 bus per sankryžą tiesiai. 197, dar čia turėčiau pagrindinių turbūt laikytis. Spėju. 197, dar 200 metrų. 197, jo, prakirtom kelią, gerai. Viskas, važiuojam teisingai. Toliau 2,4 bus irgi į dešinę. 2 galim pasistatyti aukščiau į dešinę. 2 į dešinę. Dešinę čia suka. Į dešinę. Toliau 2,7 irgi bus dešiniau ir iš karto vingiuoti keliukai. Nu, tikiuosi nepraleisiu. 2,7. Jau 100 metrų. Ai, čia tiesiog nueina keliukas dešiniau. Jo, šičia teisingai. Gerai. Posūkiai 2,99. Prie namo. 2,99 prie namo. Kairiau. Jo, šičia. 3,8 bus vėl dešiniau ties elektros stulpais.
Gerai, kol kas viskas gerai. Jo, šičia vėl gerai sutampa kol kas puikiai. 2,8, 3,9 bus į dešinę. Čia. Taip, čia. Yra ženklas, irgi sutampa. 4,4 bus į dešinę. Nu, kol kas visai nieko. 4,4, dar 500 metrų. 4,4 čia bus T forma į dešinę. 4,4, labai kažkur neužilgo. Va, turbūt čia. Jep, čionai. 5,3,4 bus tiesiai per sankryžėlę dešiniau. 5,3,4, dar truputėlį toliau. 5,3,4 turi būti kažkoks keliukas. Jo, 5,3,4, čia viskas sutampa, puiku. Opa. 5,2 sekantis. P2 čia. 6,7 iki T formos ir į dešinę. Gerai. 6,. O, reikia paskelti viršų. 6,7 bus iš šalutinio kelio į pagrindinį išsuksim. Tai va, kol kas labai įdomu. Filmuoju toliau, bet nežinau, ar viską parodysiu. Jeigu neparodysiu, susitinkam gal ten, kur pasiklysiu. $7,3. Aha. Septym tarp eglučių. Čia mums reikia važiuoti. Ženklas lieka po kairę. Bet tikrai ne čia. Aha. Teoriškai tai kaip ir čia, bet... Nu? Ne, ten parašyta prie ženklo, kuris yra atvažiavus iš ten. Varom, ten pamatys, yra toksai ženkliukas, bet... Čia... Ką? Nu tai jo, bet čia kur, kažkur turėtum važiuoti taip va. Ai, gal čia?
Nesuprantu. Ai, nu tai gal čia taip yra, bet 9 metrų turėtų būti dešinė. 7 čia, ne? Nesuprasi čia kažkaip. Ką pas jūs rodo? Nu šiaip tai čia teoriškai 7, bet reiktų kažkaip tiesiau pavažiuoti ir paskui staigiai į dešinę. Nu. Ai, bet tai gal mums čia reikia apvažiuoti tą medį. Bet ten nėra keliuko. Statulą kažką rodo. Nu reik bandyt važiuot čia. Aštuoni pem. Oho. Oho. Wow. Nu okei. Dabar 9, 24. Čia kažką apvažiuot. Devyni, 24. Čia. 9, 9-3 bus užkritusi eglė. Medis užkritęs. Yes. Dešimt 11 mums reikia. Dešimt 36. Dešimt 36. Išvažiuot iš pagrindinio. Dešimt 11, 18. Kas toliau 11, 18 bus pagrindinis į dešinę. Trylika 15 bus šalutinis į kairę. Gerai. Gerai, viskas kol kas labai sutampa. 13, 15, puikiai. Dva, 1, man dešiniau. Dešiniau. 21, gerai, teisingai. 21, 12. Į kairę ir į dešinę iš karto.
buvo per tokį keliuką. Oho, labą dieną. Ai, čia galima. Vienas, šiam vienas sekantis. Net nežinau, ką čia reiškia. Nepasiskaičiau. Gal labai didelės duobės, kažkas. Vienas, šiam vienas, bet reikia nelėkti. Arba nukritę medžiai. Biški nutrūko filmavimas. Žodžiu, labai smagiai važiuojam. Lemba, net neturiu kada jums papasakoti, tai bandysiu gal voiceoverį rašyti, gal Kem 837, Kem 8 šiam. Kem 8 šiam pravažiuosim kelią į jo. Labai smagiai važiuosi, biški teko paklaidžioti, vienoje vietoje užsimegau, tai grįžau atgal, kol susirinkau, kur aš ten važiavau. Bet bendrai paėmus visai neblogai sekas kaip pirmą kartą. Va čia vienoje vietoje tik užklaidžiam, nes labai tokia paini sankryža buvo, bet panašu, kad susigaudėm. PM114. PM114 bus pušis ant išsiskyrimo. Gerai, jau galvau nuklydau, bet pasirodo mano trekas įsiskyrė nuo kolegų, tai aš turiu varyti savo PM221, PM221, kur susikerta trekai. PM221, PM221, man čia. Aš nežinau, ar jums nors kiek įdomu žiūrėti, kur aš šiandien bambu palei nosį, bet aš gal pabandysiu įdėti roadbooką į patį video ir gal jūs tada matysit, ką žiūriu, ką scrollinu, gal pavyks, tai būtų visai įdomu. Bet žinokit tik tai, kad jeigu aš tą padarysiu ir įdėsiu į ekraną, tai jum ekrane bus daug lengviau jį skaityti, negu man čia važiuojant, kai viskas dreba ir dar turiu stebėti kelią tuo pačiu. PM5, šiam 7. Tai va, tai jo, lemba visai gal įdomiai bus, jeigu tą pavyks sugaudyti. Jeigu pats girdėsiu, ką čia vampu ir jeigu iš vis kamerą įrašinė, nes nelabai suprantu. Nu va, čia ilgesnė tokia atkarpa, kur buvo galima atsikvėpti. O visur kitur tai reikia pastoviai žiūrėti, kad tik tai ko nepraleisti. PM5, šiam 7, suksim į dešinę pagrindiniu keliu. Už 300 metrų. Gerai. Kol kas labai įdomu, tikrai faina patirtis, nereikia labai lėkti, renkėsi savo tempą, niek šio laiko neskaičiuoja, svarbiausia nepasiklysti.
ir mes sukame PM5, šiam7, taip, čia. PM586. PM586, taip tiesiai. Kol važiuoju tiesiai, reikia susižiūrėti, kas bus toliau. PM628 vėl tiesiai turi būti kažkoks mažas keliukas. Susikirtimas tiesiog, tai pasitikrinti labiau taškui. Taip, va čia ir yra kažkoks mažas. PM628, važiuojam tiesiai. PM6 šiam2 bus. Taip, čia tas, ten nueina keliukas, PM6 šiam2, mums reikia čia ir kairė. PM6 šiam2. Toliau sekantis PM7 34. Atvažiuosi pagrindinį kelią iš Mažiuko. Suksiu kairę, į dešinę. Jo, supratau, PM7 34. Ten sustosiu, užsidėsiu akinius, nes buvau nusiėmęs, kur lėtai važiavom. Vėl pradėjo rasot. Tai... PM5 bus kažkas prasta, turbūt gal kokia, ar kažkas blemba. Biški neįsiminiau ženklų ir nepasirašiau, aišku, jokių naucų. Bet kadangi iš vakaro tik tai sugalvojau važiuoti šitą ralį, tiksliau galutinai apsisprendžiu. Šita duobė turbūt čia yra. Jo, būtent šita duobė čia buvo. Taip, toliau PM8, šiam3. Reiks pasukti kairiau. PM5 kairę, šiam PM1 tiesiai. Oi, nu žodžiu, dabar biški bus atsikvėpimas, tai bus galima, nežinau, kažką papasakot, bet nėra ką pasakot, patys matot. Bet esminis dalykas, kad turi važiuoti ir žiūrėti kliūtis ir dar turi važiuoti ir žiūrėti, kur ten važiuoti, kad nepamesti to. Labai blogai, kai maži skaičiukai ir labai temtai reikia žiūrėti, kur čia tau nusukimas yra. Tai mums liko apie 30 km kelionės. Atrodo, kad visai neblogai sekasi. Šiam 503 suksim į kairę.
503. Šiam 503 yra štai čia. Ir dabar reiktų kažkur dar į dešinę pasukti. Taip, teisingai. O, į kairę, atsiprašau. Vieną galvoju, kitą sakau. Šiam 5, šiam 8. Bus į dešinę status. Šiam 5, šiam 8. Status į dešinę čia. Opa. Šiam 6, 3, 4. Jas čia. Turim važiuoti tiesiai. Žodžiu, atvažiavau į degalinę, pasižiūrėjau, kad bake dar iš tikrųjų daug benzino ir nusprendžiau nesipilti, rizikuoti. Liko mažiau negu 20 km, tai manau tikrai turėčiau davažiuoti. Tai va, dabar 7.6 PM1, kaip tik labai gerai nusistačiau ir sekantis yra 7.696. Už pervažos į dešinę, prieš pervažą aišku stop ženklas, sustojam, ne, nėra stop ženklo, ok, tada nestojam, 7728, 7728, suksime į kairę tarp namų, 728. Sakyčiau, kad bus sekantis į kairę. Wow. Kažkaip ne taip. 7728. Gerai, bandom čia. Žiūrėt, ar pritaikysim. Nu, o, 25. Gerai, pasukam čia. Dabar 7 kem 4, tai kem 1 bus į 10. Nu, kažkaip ne taip. Aštuom 9 bus toksai trikampiukas, va, yra žemėlapį, tai pagal šitą bandau gaudytis. O, trikampiukas, prašau. Ai, čia galiu tik tai tiesiai liktai. Tai reiks apvažiuot. 789. 80. 7804. 804, kažkur čia. 804. 7, pas mane yra 7804, čia turėtų būti dešinė. Kažkoksai paminklas, ai, tai gal ten, ai, ten va reikėjo, 784, dešinė į dešinę. Jo. Septyni 20 čia spėju. Čia turėtų būti 7 20. Ten jaučiu.
784. Bля. 764. Štam 388, to jau turėtumėm kirstą didelį kelią. Woohoo! Štam 388. Va, pasižiūrėjau į telefoną ir vos rasto nepakabinau šalia kelio esančią. Kažkokį kirtam, bet ne tą. Va, čia kirtam pagrindinį. Ir toliau 8397. Šiam vienas. Devim 294 bus į kairę. Jo. Devim 311 taip tiesiau. Čia va, tarp šitų keliukų. 9371, 9430. Hello. Nu ką, mielieji, neatsimenu iš tikrųjų, kur baigėsi baterija GoPro kameros, bet liktai finišavau, tai suvažiavau visą kelio knygą per 3 valandas. Nebuvau paskutinis, nebuvau tikrai ir pirmas. Greičiausiai žmonės važiavo per 2,5 valandos. Bet aš vertinu savo pasirodymą labai neblogai, kaip važiuojant su kelio knyga pirmą kartą. Renginys tikrai žiauriai geras. Jeigu jums patinka tokio tipo orientaciniai važiavimai ar, nežinau, pasivažinėjimai, vis tik tai nelenktinė šiandien, rekomenduoju. Tikrai reikia susikaupus važiuoti, nėra kada net palėkti. Tikrai važiavome pagal kelių eismo taisyklės ir nelabai kur galėjom viršyti greičio. Žodžiu, saugiai, tvarkingai, daug gerų įspūdžių. Tai ačiū, kad žiūrit, nepamirškit pasubscribinti ir palaikinti, tikrai padėsite man ir iki susitikimo kitais kartais. Iki.